Labas, čia Keliauk su Sandra ir šis video yra apie tai, kaip puikiai atsipalaiduoti, nebrangiai ir be streso praleisti 2 dienas Venecijoje. Ką aplankyti? Ar pasiplaukiojimas gondola tikrai tau gali kainuoti vos 2 eurus? O taip, žiūrėkime toliau. Per Veneciją mes keliavome į Kroatijos festivalį, Salsa patį didžiausią Europoje, gal net pasaulyje festivalį, kupina įvairiausių veiklų ir šokių, žinoma, o kelionė Venecijoje tai mums buvo tikrai romantiškas nuotykis, kupinas kerinčių veiklų, puikių kulinarinių potyrių. Venecijoje aš esu jau nebe pirmą kartą, jau nebesuskaičiuočiau, kiek kartų aš buvau Venecijoje, bet Venecija mane nuolatos žavi. Ir aš čia visą laiką atrandu kažką naujo ir man čia tikrai labai gera. Venecija dažnai yra vadinama vienu romantiškiausių pasaulio miestų. Jis siūlo žavingą patirtį ištisus metus. Tačiau geriausias laikas apsilankyti labai priklauso nuo jūsų pageidavimų dėl oro, minios ir ką norėsite veikti. Taigi pavasaris nuo balandžio iki birželio. Šis sezonas žymi Venecijos pabudimą. Oras malonus, švelnus, miestas pradeda žydėti spalvingomis gėlėmis. Tai idealus laikas poroms, nes minios yra mažesnės nei vasaros mėnesiais. Galite tyrinėti, nesijausdami priblokšti ir mėgautis romantiško gilesnių Venecijos gatvių ir kanalų atmosfera. Vasara – Liepos-rugpjūčio mėnesiai. Nepaisant didžiausio turizmo sezono, kai susirenka daugiausiai žmonių iš viso pasaulio, vasara Venecija žavinga. Oras šiltas, todėl galima pasiplaukioti gondolą, pavalgyti atvirame ore prie kanalų. Tačiau tikėkitės aukštesnių kainų, ilgesnių eilių prie populiarių lankytinų vietų. Jeigu jums tai ne problema, nenorite išvengti minios, norite patirti visą Veneciją vasaros metu, tai gali būti tikrai nuostabus laikas. Ruduo – rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Šis sezonas tikrai pasižymi švelnesniu oru, turistų mažiau nei vasarą. Rudens spalvos suteikia miestui nepakartojamo žavesio, todėl tai yra puikus laikas ramiems pasivaikščiojimams, paslėptų kampelių tyrinėjimui, vietinės virtuvės pažinimui, patiekalams, be jokio vasarinio skubėjimo ir tikrai didelės minios žmonių. Žiema. Nuo gruodžio iki vasario. Venecija žiemą yra tikrai tylesnė, intymesnė. Miestą puošia šventinės šviesos, dekoracijos, tam tikrose vietose netgi galite patirti aqua alta, tai yra aukštas vanduo, potvyniai. Jie suteikia jūsų apsilankymui tikrai unikalios dimensijos, nors gali būti vėsu. Šis laikas siūlo jaukias akimirkas, gurkšnojant karštą šokoladą, kavą kavinėse ir tyrinėjant miestą be minios. Beje, didysis karnavalas Venecijos vyksta būtent vasario mėnesį. Hello guys, so we are here in Venice. So beautiful. It's very romantic. Adria likes it so far, so everything is going good. We just start our travel, so we're gonna go to San Marco Square. That is popular. We just passed the Rialto Bridge. It's quite crowded. Yeah, but a lot of people. It's still nice, no? Yeah. Still nice. It's very romantic. Now we're gonna take a gondola. We're Yeah. gonna go through the canal. To check around. Viena iš veiklų čia Venecijoje bus pasinėrimas į vietinę kultūrą, klaidžiojimas po šį gyvybingą turgų, paragaujant šviežių produktų, sūrių ir kitų vietinių skanėstų. Dar viena vieta, kurią jūs tikrai turite aplankyti Venecijoje, tai yra Piazza San Marco, aikštė San Marco. Taigi atsipalaiduokite šioje judrioje aikštėje, gurkšnodami kapučino kavinėje, stebėdami miesto ritmą, turistus ir mėgaudamiesi gyvą muziką. So guys, we are now in the San Marco Square.
We love it. It's actually not super crowded. It's not very, very hot. On the shadow, it's actually quite fresh, and we love it. We love it. Just like before. Ką būtina patirti atkeliavus į Veneciją, tai yra kelionė gondola. Pasiplaukikite ramiais kanalais gondola, pasigrožėkite nuostabia architektūra iš vandens ir tiesiog sugerkite unikalią miesto atmosferą. Dar viena turistų lankytina vieta yra Rialto Bridge. Tai Rialto tiltas, jis yra žymus Venecijos orientyras, besidriekiantis per didįjį kanalą ir jungiantis San Marco ir San Polo rajonus. Tai vienas garsiausių miesto tiltų ir jis garsėja savo architektūriniu grožiu ir istorinę reikšmę. Nuo Rialto tilto atsiveria nuostabūs didžiojo kanalo panoraminiai vaizdai, todėl tai yra labai puikia vieta turistams ir fotografams. Iš šios apžvalgos aikštelės galite pasigrožėti judriu vandens eismu, spalvingais pastatais, išklotais kanalų, didinga Venecijos architektūra. Na, manau, šitos dalies ir komentuoti nereikia. Ok, grazie. Grazie. Na, o dabar leiskite jums išduoti vieną mažą paslaptį. Kaip galite paplaukyti gondola vos už 2 eurus. Prieš atvykstant rekomenduoju pasižiūrėti darbo valandas, ar tikrai suspėjate. Na ir štai, pasivaikštinėjimas naktinė Venecija duoda dar kitokio žavesio.
Na štai, jei suprantate itališkai, tai taip prasidėjo mūsų rytas, labai anksti pajudėjome link Kroatijos autobusu. Let's go, let's go! Hello, good morning, guys. We start our travel to Croatia. It's 4 a.m. and we are leaving Venice. We are going to Croatia by bus. Very, very early morning. And now like 5 hours in the bus. Na štai, mes jau Kroatijoje, mano labai mylimam Rovinj miestelyje, ruošiamės festivaliui. Labai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalą ir iki pasimatymų. Kitas video jau iš Croatian Salsa Festival. Here in the Croatia Salsa Festival. Oh, mira, de aquí se